Sveiki visi, labą dieną, kas prisijungs, pasisveikinkit. Šiandien turit puikią galimybę live gyvai užduoti visus jūsų klausimus, būtent susijusius su saldumynais, nes iš tikrųjų labai daug moterų, merginų ir mano praktikoje ir aplamai susiduriu, kas labai mėgsta juos. Tai vakar irgi susilaukiau jūsų žinučių, tai nusprendžiau padaryti live, būtent pasidalinti tokių skanių, paprastų, labai aš paprastas žmogus, labai greitai paprastai, kai sako, pasidaryti galima saldumynus, jeigu tikrai kažko norisi. Tai čia būtų tik vienas saldumynas, ar ne, jų yra begalės ir improvizacijos prasideda pas mane kartais irgi, kai labai noriu. Tai kol jūs prisijungsite ir jeigu prisijungsiu, tai rašykit savo klausimus žemyn, aš paskui pažiūrėsiu ir atsakysiu, nes šiaip susilaukiu ir iš jūsų vakar žinučių, tuoj pasakysiu. Tai pradėsim gaminti, tai nenusimenam, galbūt kažkas neturės, nes kaip bebūtų, baltymai, dar kartą baltymai, užsifiksuosiu ir kartosiu 100 kartų, nes taip ir yra, tai yra ir įrodyta, ir mes esam iš baltymų. Tai kaip statyti namą iš kokybiškų plytų, mums reikalingi baltymai, nes mes sudaryti esame iš baltymų net 90%, tai ir mūsų ir kaulai, ir raumenys, ir žodžiu, mums tai yra be galo svarbu suvalgyti baltymų į dieną. Tai naudosiu aš proteiną, būtent vanilinį, nes aš jį be galo mėgstu, galbūt kažkas mėgsta kažkokį kitą skonį ar ne, tai jau jūsų pasirinkimas. Taip pat jame aišku yra stevijos, natūralaus saldiklio, bet aš dar papildomai, jeigu mažai kažkam, tai naudoju steviją arba galite eritrolių. Tai būtent jie suteikia irgi saldumo, natūralūs saldikliai, nepakelia mūsų insulino lygio į kosmosą ir vėl paskui mes po valandos 2 nenorim, neieškom valgyti, ar ne? Ir nežaidžiam su sveikata. Gerai, dabar mums dar reikės kokoso sviesto, pas mane yra jisai būtent toksai vat. Tai ekstra organiškas, čia aš dabar turiu riešutų, čia pas mane jie taip lengvai sumalti, ne visai pilnai jau kaip iki trupinių, bet šiek tiek, kad būtų kažką tai pakramtyti, kas nemėgstat galite smulkiai, tokie kaip trupiniai, tai čia pas mane buvo miksas, tai ir būtent migdolo, paskui lazdino truputėlis riešutų, buvo ir graikinių riešutų, tai būtent yra mūsų riebalai, gerieji riebalai, kurie mums be galo reikalingi ir tikrai moteris neišbraukite gerų riebalų, jie mums reikalingi ir odai, ir plaukam, nagam, ir mūsų smegenim, žodžiu, ir visam organizmui. Tai kaip minėjau, kokoso aliejus, paskui riešutukai, čia galbūt bus apie kažkur 100 gramų baltymų. 2 kiaušiniai aš naudosiu stevijos ir aš čia jau susiplakiau būtent apie 200 gramų vandens ir kuo daugiau baltymų, baltyminio kokteilio įdėjau, išplakiau, čia dar dėjau truputėlį stevijos, kad svarbiausia, kad mums būtų būtent labai tiršta tokia kaip grietinės pagrindo, tokia kaip košytė pavadinkim. Ir ką mes darysim, pirmiausia, tai suplaksim 2 kiaušinius su saldikliu ir šiek tiek patriukšmausiu aš, nes galima aišku rankomis, bet aš mikseriu noriu, tai bus triukšmo jums. Tai kas prisijungia, tai būtinai brūkštelkit, čia kiek mėgstate saldiklio. Aišku, siūlyčiau naudoti natūralius saldiklius, kaip jau sakiau, stevija, eritrolis ir tai yra patys geriausi dalykai, kur tai yra natūralus cukrus ir mums jisai naudingas. Tai aš dabar suplaksiu kiaušinius su mano stevija. Tai čia mums tiesiog gerai išplakti reikia ir dabar aš įdėsiu proteino, kokį jūs mėgstate. Ir čia bus mums irgi ir sotumas ir pamaitinsime ir savo, kaip pasakyt,
tą vat poreikį saldumo, ar ne, ir gausime naudos iš to, tai kaip tik ir raumenim bus. Maistas raumenims, maistas, kaip pasakyti, ir mūsų pasitenkinimui, ir tuo pačiu, vat, toks sveikas saldumynas naudingas. Ir čia pas mane jau sutirštėjo ir aš čia jau nebepaėgsiu sutrinti, tai aš renkuosi jau su šaukštu maišyti. Padarysim tokią tirštą masę, kur paskui, čia dar dėsiu aš riešutų, mes švelniai pakepsim ant keptuvės, nes čia mes dėjome kiaušinius, kad iškeptų ir gausis tokie kaip mums trupiniai. Tai taipogi gausime, kaip sakau, ir naudingų mums riebalų. Moteris, neišbraukit savo iš raciono visiškai riebalų, jie mums be galo reikalingi, kaip sakiau. Nebijokit jų, svarbiausia žinoti ir atsirinkti kokius. Ir aišku, venkite tokių kaip transriebalų, kaip parduotuvėje yra sausainiai, visi tie kepiniai. Tai aš čia dabar beriu jau savo riešutus ir maišom, žiūrim, kad mums sutirštėtų ta masė. Jeigu mažai, tai pagal situaciją žiūrim, kad nes turi būti labai tiršta masė ir paskui mes ją pakepsim. Čia bus jau labai skanu riešutukai, ypač jeigu jie tokie dar nepilnai kaip miltai, tai dar pakramsnoti, nes ne vien tik tai rinkitės tokį maistą, kur galima ilgiau valgyti ir kramtyti, o riešutai tai vis tiek prireikia ir laiko, kad juos ilgiau sukramtyti, suvalgyti, tai vėlgi ir tas pasitenkinimas, sotumas ateina, kaip pasakyti, greičiau, nes kuo ilgiau kramtome, jau po 10-15 minučių mes jau sočios ir daugiau jau mums netelpa ir nebenorim valgyti. Gerai, čia pas mane jau labai tiršta, aš bersiu viską, nežaidžiant. Tai kas prisijungėt, tai parašykit, galite rašyti savo klausimus, kuo pakeisti saldumynus, nes jeigu šnekant, tai vakar susilaukiau, tai kuo pakeisti šokoladą, labai daug šokolado mėgėjų, nes ne viena rašė, kuo pakeisti šokoladą, tai aš asmeniškai keičiu juoduoju šokoladu, minimum 70 ir daugiau procentų, yra toksai Lindt šokoladas. Jau čia sakau, toksai irgi jau pasimėgavimas, man atrodo, ten 70 procentų yra su būtent apelsino šiek tiek gabaliukais ir migdolo riešutukais. Tai tenais jau šiek tiek daugiau yra cukriuko, ar ne, bet galima sau leisti, arba 80 procentų, kam net, žinau, žmonės tikrai, kuriem patinka, tai jie naudoja net jau 100 procentų ten to, kaip pasakyti, šokolado. Tai pirmin, aš tik už tai. Gerai, dabar įdėsim kokoso sviesto ir ant mažos ugnies, kad mums nesudegtų, kai sako, mes čia niekur neskubam. Dedame savo kokoso sviestą. Tai vėlgi mūsų gerieji riebalai. Nes šiaip riebalai, visi bijo tų riebalų, o iš tikrųjų tai iš kur pas mus ant kūno, iš kur atsiranda riebalai, iš kur tie kilogramai, nes mes per daug valgom ko angliavandenių ir po tų angliavandenių mes vėl valgyt norim, užsuktas ratas, po valandos vėl valgyt, po 2 vėl valgyt, o iš tikrųjų mums reikia valgyti teisingus riebalus su baltymais. Ir angliavandenių stengtis tokių kaip duona, bulka, kruopos, ypatingai jeigu metat svorį. Atminkit, jeigu metat svorį, tai tokių atsisakyti tokių angliavandenių. Jeigu jūs esate savo svoryje, tai taip, dadėti, kaip pasakyti, ir galite tikrai mėgautis tais angliavandeniais, bet sveikaisiais, tai yra kruopos visokiausios, ar ne? Gerai, bet jeigu metame svorį, čia įkaitinsime šiek tiek aliejuką. Kepsim ant mažos suknelės, tai atminkit, kad mums reikia kaip tik juos
mažinti, nes nuo jų mes ir priaugom tuos kilogramus, tos energijos tiek privalgėm, tiek visokių saldėsių saldumynų su metais, čia aišku ne per vieną dieną, tai pas mus tokia tiršta masė, kaip kepti, dedam į keptuvę ir pamaišant, kepsim ir čia aišku žaisim šiek tiek. Žaisim. Tai kartais čia su jumis ir pažaist galiu, ko ne. Va. Žaisim ką. Tai va, tai būtent mūsų tas visas antsvoris nuo per daug energijos, per daug suvalgytų angliavandenių, kurie virto riebalais. Ir moteris bijo iš tuos visus riebalų atsisako, o paskui būna moteris sako, oi, neišeinu į tualetą, užkietėjo viduriai. Tai taip, nes jūs nukarpėt riebalus geruosius, tai šiaip riebalai gerieji, tai mums kaip tik ir padeda irgi net, taip jau negražiai šnekant, ar kaip pasakyt, išeiti lengviau į tualetą, ar ne, kaip pasakyt, išstumti, jau patiekalus, ar ne? Tai nereikia jų bijoti, reikia žinoti, kiek jų sunaudoti ir kokius naudoti ir viskas. Nes jie kaip tik, gerieji riebalai kaip tik mums padeda, jie kaip tik mums suteikia ir sotumo, jie mums reikalingi, kaip sakiau, ir plaukam, nagam, ir mūsų smegenim kaip tik, ir išeiti ir į tualetą padeda. Ir kaip tik jie mus kaip tik lieknina, nes riebalam prireikia labai daug laiko ir energijos atima iš mūsų organizmo, kad juos sudegintų. Tai dėl to irgi jie lieknina. Ir aišku, baltymai, ta kombinacija baltymų ir riebalų, tai mums labai naudinga, nes baltymai irgi labai ilgai virškinasi, kur organizmas jau turi pasistengti, pajungti savo energiją, kad visą tai sudegintų. Tai žinokit, tai super dalykas ir mums tokių, galima aišku pasimėgauti, bet tokių duonų bandelių ten tai tikrai nereikia. Ir kas meta svorį, tai kuo mažiau tų angliavandenių, jie tik tai pakelia mūsų insulino lygį, o kai jau per daug, kaip pasakyti, jūs užkandžiaujate, nes sako, oi, aš mėgstu, man sunku išsilaikyti, aš mėgstu 5 kartus per dieną valgyti, galbūt kažkas ir valgo dar daugiau, nes 6, 7 ar 8. Kuo daugiau valgom, tuo daugiau mūsų ir kasa veikia, ir insulinas pastoviai, kaip pasakyt, gaminasi, o kai jo per daug, tada kaupiasi ir riebalai organizme. Žodžiu, dažnas valgymas mums tikrai nereikalingas. Jeigu yra sveikas žmogus, sveikas organizmas, mums užtenka 2-3 kartus sočiai pavalgyti, baltymai, gerieji riebalai ir tikrai jūs būsite sočios ilgam ir jūs tikrai nenorėsit jokių saldumynų ir tikrai jums susitaupys pinigų, nes tą, ką jūs išleidžiate iš tikrųjų užkandžiaudamos, pirkinėdamos visokios bandelės, sausainius, dar kažką, tai galvodamos nuolatos, ką valgyti, ką įsidėti 5 kartus per dieną, tai jūs daugiau išleidžiate pinigų. Tai, o čia pavalgy savo ir ramiai savo. Ir nereikia galvoti, ką, kiek gaminti. Tai va, dabar reikia taip susmulkinti ar nekepti ir smulkinti, kad kuo mažesniais gabalėliais skirstyti mum visą tai iškeptum. Tiesiog, kad nebūtų didelių gumulėlių, ar ne, mes juos tiesiog taip kaip mažiname ir tuo pačiu ant mažos ugnies kepame. Turi gautis mums tokie trupiniukai. Na ir sekantis klausimas, kuo pakeisti makarūnsus. Aš tai šiaip nemėgėjau jų, aš atsimenu, ragavau kažkada labai senai. Ten per šventę, man atrodo, kirpėjos žiauriai saldo, žiauriai, ten tiek cukraus, tai ten siaubas ten. Aš nežinau, kaip žmonės gali valgyti ant tiek saldus dalykas, bet čia vėlgi sako, kad mano organizmas atprato nuo to saldumo, nes, pavyzdžiui, anksčiau tikrai mėgdavau saldžiai labai senai
Bet su laiku atsipratinau ir tikrai perėjau prie juodojo šokolado ir dabar jau karts nuo karto, jeigu duoda kažkas ten, ar paragauju kažko, tai o Jėzu, ypatingai kas gyvena čia Anglijoje, tai tikrai žino, kad pas juos visokie ten saldumynai, šokoladai, tai vienas cukrus. Tai ne tai, kaip pas mus Lietuvoje jie dar padaro taip, kad ten nebūtų ten vienas cukrus. Čia tai tokia jau valgai ne saldumyną, bet cukraus gabalą, jeigu galima tai pavadinti. Na ir tie makarunsai, tai kogi juos pakeisti, tai galima irgi iš kiaušinio baltymo susiplakti kiaušinį baltymą, pasidaryti ten įsidėti to saldiklio natūralaus, susiplakti, pasidaryti kažkokius mažus tokius kaip bokštelius morengus ar dar kažką, galite iš proteino irgi pasidaryti ir sulipdyti juos, visokiausių yra idėjų, galite kažką tai netgi labai norint jau, aišku, tai yra papildomas cukrus, naudingesnis, tai galima sutrinti, dėti ten kokį vaisių vieną kitą, uogą vieną kitą, bet atminkit, kad tai, jeigu svorį metate, tai vėlgi tai yra cukrus, tai yra naudingas, tai saikingai jį naudojant, viskas ok. Bet jeigu jūs tame procese, kai jūs metate svorį, tai stenkitės, aišku, sunaudoti mažiau to cukraus, nes tai jau jums sustabdys tą riebalų deginimą. Ir dažniausias tai yra šokoladas, čia aš jau išjungsiu, man iškepė, juoduoju šokoladu, aišku, jeigu sunku, kai sako moteris negaliu, man juodas šokoladas neskanus, tai rinkitės tada 70, 60, po truputėlį pratinkitės, aš irgi anksčiau nelabai buvau mėgėję juodojo šokolado, tiesą pasakius, bet su laiku po truputį, iš pradžių buvo neskanu, tada aišku ir nesuvalgydavau, kaip pasakyti, nes neskanu, ar ne, bet tiesiog vis tiek pasitenkino tosai, čia dabar pravėsinsim, reikia palauk, kol pravės šiek tiek. Ir jau, žinokit, apsipratau visai liktais ir nieko. Ir paskui jau perėjau prie 70, 80, man 85 jau toks jau per daug. O, kaip pasakyt, jau kas mėgsta dar labiau, tai aš neįsivaizduoju. Aš pasižiūrėsiu, gal jūs parašyti kokių klausimų, tai naudokitės galimybę. Ir aš mielai jums atsakysiu. Tai kuo pakeisti jūsų saldumynus? Čia kol mums vėsta šitą masę, pas mane gavosi tokie kaip trupiniukai, jeigu jums pavyks dar mažesnius trupinius paversti ar ne, čia galima, kol dar vėsta, juos dar patraiškinti, pamažinti. Ir taip pat galima pasidaryti savo juodojo šokolado, aplamai savo šokolado pasidaryti. Tai vėlgi naudoti tą kokoso sviestą, įdėti natūralios kakavos, nes mane čia yra kakavos, kurioje yra tikrai ir magnio, ir geležies, ir kaip pasakyt, bus naudinga sumaišyti į formelės, į kamerą, galite įdėti ten po riešutuką pasmulkintą ar dar kažką ir jums bus jau natūralus, skanus juodasis šokoladas. Tai geriau negu ten prikrauta kažkas. Turėsite savo. Na ir iš tikrųjų, man atrodo, galbūt dar kažką prisiminiau, nes buvo toksai klausimas irgi, kol mums vėsta, tuo pačiu atsakysiu. Sekundėlę. Grietinėlės, ar ne? Kuo pakeisti grietinėlės, tai šiaip iš tikrųjų grietinėlė, riebi grietinėlė tai yra naudinga, jeigu pats, aišku, pasidarai tą visą saldumyną, nes tai yra mums riebalai, geriai naudingi riebalai, mums jų reikia. Jūs nebijokite iš vis išbraukti, kad tų riebalų, jie mums yra naudingi, netgi reikalingi. Tai, nes jeigu jūs kuo daugiau išbrauksite, tai aplamai sutriks visas virškinimas ir aplamai sunkiau išeisite į tualetą ir aplamai visi procesai tenais organizme, kurie vyksta, tai vėlgi jau nebus sveikatai gerai. Tai nebijome, svarbiausia saikas. Ir kitas buvo dar klausimas iš jūsų, sekundę, sūrio pyragą. Tai sūrio pyragas, šiaip kam aktualu, įdomu, va čia ir patikrinsim, kas šiandien žiūrėjo šios dienos laivą ar įrašą, tai pasidalinsiu su jumis paprastu tokiu sūrio pyragu, kas parašys
žodį į komentarą sūris. Tai sūrio pyrago pagrindą geriausiai pakeisti, aišku, geraisiais riebalais, ar ne, tai riešutukais. Tai aišku, atminkite, kad jie šiek tiek ar ne kaloringesni, bet žymiai geriau negu sausainiai. Galbūt kažkas randa sausainius kažkiek sveikesnius, kur mažiau cukraus, tai dar yra alternatyva. Bet atminkit, kad ten yra vis tiek angliavandenių, miltų ir, žodžiu tikrai, kad geriau, bet rinkitės geriau riešutukus, tai jums geri riebalai, bus jums sotu ir grietinėlės, tai nebijokit, sūrio irgi nebijokit, tai yra reikalingi riebalai, svarbiausia, kaip minėjau, tai yra saikas ir dar kartą saikas. Jeigu suvalgote daugiau, surenkat kalorijų negu sunaudojate, tai automatiškai tokia yra matematika, kad augs kilogramai. Ir čia dar užmesiu akį, gal dar kažką rašėte. Ir aišku, kaip minėjau, kad naudokite, aišku, saldiklius natūralesnius, ar ne. Na ir jeigu jums ten konkrečiai kažkas aktualu ir norėtumėt kažkokiu tai saldumynų, ar ne, tai aš mielai rašykite, netgi reikalauju rašyti čia, būtent į komentarą, kokiu norėtumėt saldumynų susilaukti sekančiam laive, ar ne, tai padarysime. Ir jo, nes iš tikrųjų matau, kad jūs labai mėgstate juos ir tikrai netylėkite, tikrai rašykite, dalinkitės ir tada aš mielai su jumis irgi dar ne vieną laivą padarysiu apie saldumynus ir pasidalinsiu ne vienu receptu. Na ir čia jau mūsų masė atvėso, aš jau taip dar pasmulkinu, kad būtų smulkiau. Čia jau pas mane gausis kokie 3-4 stiklainiukai, nes aš jau čia va tokius pasirašau. Jeigu jūs turite aukštesnius, tai gali būti aukštesni, pas mane tokio aukščio. Tikiuosi, aš 3 juos įtalpinsiu, nes pas mane kažkaip tai, tuo aš nunešiu viską, sumažinsim. Vietos padarysim, kad viskas matytųsi. Na ir dabar tai pradėsim, tai ką? Pirmiausia, dėsim mūsų išplaktą proteiną. Aš kaip minėjau, čia 200 gramų kažkur vandens ir apie 100 gramų proteinų. Jisai turi gautis labai tirštas, grietinės formos. Čia dar stevijos dėl saldumo, galima citrinos šiek tiek, bus toksai, kaip primins, kaip citrininį cheesecake, sūrio pyragą, kas kai sako mėgsta. Tai nepamirškit, kam aktualu, parašykit į komentarą, ką turit parašyti ir atsiųsiu jums receptą. Na ir dabar mes dedam to savo skanio proteino, jūs kokį jūs mėgstat. Ir tikrai nebijokit, kai moteris sako, o man sako, būtina naudoti papildomai proteiną, jeigu aš suvalgau pakankamai baltymų. Iš tikrųjų, taip tik mums atrodo, kad mes suvalgom pakankamai baltymų, bet aš kai susiduriu ir pašneku su moterimis, tai mažai kuris suvalgo į dieną baltymų. Sako, valgau ryte kiaušinius, vakare kiaušinius, 2 kiaušinius ryte, 2 kiaušinius vakare ir kažką ten mėsos per pietus. Reziumė, kiaušinis tik tai 5 gramai baltymų, tai 20 gramų ir per pietus, nu, tok dievė, ten irgi 30-50, taip kad merginos tikrai neužtenka. Neužtenka, ypatingai jeigu sportuojate, jeigu būna net tos moteris, kad iš viso nesuvalgo, tai čia dedam savo trupiniukus, barsam taip ant viršaus. Bus ką pakramdyti. Nu, jau čia aš prikėpiau. Nu, nieko. Pasistengiau, galvoju, užteks gal vieno kiaušinio, bet žiūriu, galvoju, per mažai. Tai čia kaip moteris, kaip būna, visada per mažai ir mažai. Žinau, visas moteris, oi mažai,
Reikia dar, tai ir man kartais va įsijungia, bus mažai, reikia dar. Nu, gal ir normaliai. Va. Gal daug užteks, sakyčiau, žiūrėsim pagal situaciją. Na. Uždėjom, važiuokit kaip gražu. Dabar vėl užsluoksniuosime vėlgi savo proteino ir vėl savo riešutukų. Aišku, jeigu jūs norite fantaziją pasijungti ir jums čia mažai kažko tai negražiai atrodo, vėl kažkas prasideda, tai galite uždėti ten uogų, patarčiau uogų. Bet atminkit, kad jeigu jūs metat svorį vėlgi, tai yra cukrus, gerasis cukrus, bet nereikia persistengti, tai cukrus yra cukrus, naudingesnis, bet yra cukrus, kuris sustabdys jūsų riebalų deginimą. Tai turėkit omenyje tas, kas svorį metat, nes tai sustabdo riebalų deginimą. Ok, čia užsluoksniavom ir dadam dar ant viršaus. Vyras alkanas, kai sako. Eisiu pietų gamint. Desertai pirmą, o paskui pietus. Nu, būna ir taip, o ką. Kai laiko dienoj kartais mažai, tai viskas būna šiek tiek ne taip, kaip norėtųsi, bet svarbiausia, kad viskas suspėjai. Viskas, kas suplanuota, viskas padaryta. O tai yra svarbiausia. Nes jeigu nėra plano, tai paskui diena balaganas ir nieko nesuspėjai ir nežinai, kur ta diena prabėgo. Ar ne taip? Kas man paantrins, rašykit komentarę. Netilėkit, va pažiūrėkit, kaip aš susluoksniavau. Kaip minėjau, galima dar kažką užsidėti, bet kadangi šitas desertas yra svorio metimo, tai čia nieko daugiau ir nebus. Tai čia yra mano pats mėgstamiausias proteinas. Jau aš net, žinokit, susilaukiu. Jau čia nesigiriant komplimentų, komentarų, ar kaip pavadint. Sako, tavo oda tokia graži lygi. Jis tokia jauna. Šiaip tai aš nesu tokia jauna, kaip atrodau, žinokit, ir daug maž turbūt galvojate, 20 metė, 30 metė. Aš, žinokit, man daugiau metų yra. Bet, va, kaip baltymai, proteinas padeda išlaikyti tavo grožį, jaunystę, taip kad žinokit, tikrai taip, galiu pasakyti iš savo patirties, aš pati matau. Gerai, čia šiek tiek nedaug pabarstysim, tik tai grožiui. Va, kaip tik man čia ir kaip ir apskaičiavau gerai. Tai va, tai man buvo komplimentas, malonu, kai žmonės tai sako ir tikrai supranti, kad esi teisingam kelyje ir pati jauti, kad tai duoda rezultatą ir dantis, ir plaukai, ir nagai, žodžiu, viskas jauti iš savęs, iš organizmo. Na va, pažiūrėkit, tai ką, cincin į sveikatą. Neblogai atrodo, ar ne? 2 desertukai, nežinau, ar maniškis valgys, nes jisai pas mane toks, vadinkim, keistuolis, ar kaip, jam tik tai savi angliški saldumynai, bet čia, kai sako, jisai anglas, tai nieko nepadarys. Tai tuoj pažiūrėsiu, gal turi dar kokių klausimų, tai būtinai rašykit, nesikuklinkit, viskas yra laukiama, tam juk ir darau, kad jum padėti, nes žinau, kad tame kelyje nėra lengva ir pati ten buvau ir tikrai praėjau, kažkam gal labai greitai tas išeina atsisakyti kažko, kažkuriem reikia keisti ir laviruoti, bet svarbiausia, kad jūs atrandate tuos dalykus, savo padėti, o ne pasiduoti ir kaltinti kitus, aplinkybės, visus, visi kalti, bet aš nekalta. Tai taip nėra, nes tai yra nusimetimas atsakomybės nuo savęs ir užmetimas aplinkybėm, žmonėm, ten dar kažkam ir tiesiog nedarimas, kur yra patogu. Tai reikia pažiūrėti pirmiausia į save, nes viskas ir nuo mūsų prasideda. Tai ačiū Jums, kas buvot, kas žiūrės, kas bus ir būtinai rašykite savo
saldumynus, mėgstamiausius, kuo norėtumėte juos pakeisti ir aš galėsiu jums atsakyti po šiuo laivu būtent, susilauksite savo atsakymų. Tai naudokitės progą, ačiū, kas buvote ir susitiksime turbūt greičiausiai kitą savaitę, vėl padarysiu jums live. Tai turbūt gaminsime kažką rimtesnio maisto, ar ne, užtenka gal saldumynų, žiūrėsiu, tai viskas aišku priklauso nuo jūsų, ant kiek jūs būsite aktyvus, ant kiek jums yra aktualu numesti svorį, keistis, daryti kažką, o nesėdėti ir dejuoti, tai aš mielai jums padėsiu tame kelyje. Kreipkitės, rašykite, bendraukite, tam ir esam čia, kad vieni kitiem padėtume. Gražiaus dienos ir skanaus deserto. Iki.